Триобет. Была тяжелая игра сегодня, мы к ней готовились очень серьезно, наверное. За 2 недели до начала этой игры тренер каждый день нам говорил, что Ритас сильная может быть команда, но мы должны играть сильнее, чем они. И сегодня мы это показали, мы играли одной командой, одним целым, поэтому результат налицо. Ну, давай, иди. Я тебя поговорю. Давай, молодец, Артем. Visų pirmiausia, tai norėčiau padėkoti savo žaidėjams, kurie tikrai sužaidė labai geras rungtynes. Žaidėm tikrai drausmingai, kelis kartus mes praradom iniciatyvą, tačiau todėl, kad žaidėm drausmingai, susigrąžinom persvarą. Artiomas, pavyzdžiui, žaidė su stipriai išsukta pėda. Šaunuolis labai geras rungtynės buvo, tačiau aš nenoriu išskirti nei vieno krepšininko, kadangi kiekvienas pabuvoja šiandieną aikštelėje atliko savo darbą puikiai. Может быть, по-русски буду говорить, да? Или потом мне надо будет все сначала, да? Мы, конечно, не были фаворитами перед этой игрой. Ритас команда Евролиги, и, конечно, все отдавали предпочтение Ритасу. Но я совру, если я скажу, что мы не готовились к этой игре, и если скажу, что мы не верили, что мы можем обыграть. Мы сегодня показали хорошую защиту, играли командный баскетбол, и, наверное, это и есть причины, почему мы сегодня выиграли эту игру. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить сердечно публику, каунасскую публику, потому что и каунасскую, и рижскую. Рижан, которые нашли время и средства приехать, поддержать свою любимую команду, и каунасов, которые и меня так красиво приняли, и громкими аплодисментами поддерживали всю игру. И не могу не поблагодарить своего друга и соратника, коллегу Римаса Куртинайдеса, который сделал большую работу, и часть этой победы, конечно, принадлежит ему. Такие победы, наверное, не бывает никогда заслуга одного игрока или одного тренера. Это заслуга всей системы. ВЭФ молодой клуб, но он идет на правильном направлении. И все есть, все условия для работы. Ну вот и эта совместная работа всех звен дает какой-то результат. Но главными героями сегодня наши игроки. Я наклоняю голову перед ними. Реально, tai būčiau daug kalbėjęs. Noriu padėkoti pirmiausia savo žaidėjams, kurie tikrai šiandien atidavė visas jėgas ir žaidė labai drausmingai. Ir nors buvo keli momentai, kada mes kritom į duobę, tačiau po minutės pertraukėlių arba atlikus keitimą ir nurodžius kažką, tai jie tikrai viską vykdė labai klusniai ir tą, ką mes ruošiamės, tą mes šiandien įvykdėm. Noriu padėkoti publikai, kuri mus šiandien tikrai labai palaikė ir tai suteikė papildomų jėgų mūsų žaidėjams. Tie kauniečius, kurie, kaip aišku, jau visi kalba, kad yra vieni iš įstringiausių sirgalių visoje Europoje. Ir aišku, rygiečius, kurie surado tiek lėšų, tiek galimybių atvažiuoti ir mūsų palaikyti. Na, VEFO klubas eina tikrai gerą linkmę, nuosekliai siekia užsibrėžto tikslo ir tokios pergalės, nes tai yra istorinė vis tik pergalė, jos yra pasiekimos, kada visos grandys sklandžiai dirba. Na, baigdamas noriu padėkoti vilniečiams, kurie tikrai šiandieną kovėsi garbingai ir iki rungtynių pabaigos. Kaip sakoma, krepšinis ne futbolas, lygiųjų būti negali, šiandieną mums labiau pasisekė, tačiau savo šiandieniems varžovams linkiu sėkmės LKL čempionate. Treneri, kaip komanda buvo parengęs Rimas Kurtinaitis, kai jūs atėjote? Na, aš jau turbūt daviau interviu, nenorėčiau kartotis. Ta prasme sukalbėjęs ir turbūt saidose buvo, žinot, tikrai nenorėčiau kartotis. Rimas mes turim, ką aš dabar kartosiu, jūs viską žinote, mes su Rimu daug metų draugai, daug metų bendradarbiavom ir mūsų požiūris į krepšinį yra labai panašus. Visų pirmiausia yra įvedęs geležinę tvarką ir drausmę, o nuo to prasideda krepšinis visų pirmiausia.
Apie rungtynes, kaip manot, pagrindinė pergalės priežastis kokia būtų? Aš paminėjau. Drausmė, kovingumas ir, reiškia, gera gynyba, komandinis žaidimas. Nes visi šiandien buvo aikštelė, net ir tie žaidėjai, kurie paprastai mažiau praleisdavo laiko aikštelėje рungtyniaudami, šiandien nepadarė savo darbą. Тренер, сегодня вечером публика Каунаса вас поддержала, завтра будет наоборот. Как вы будете готовиться к этому матчу? Знаю, я к этому привык. Есть вариант? Мы, прежде всего, конечно, я повторюсь, что мы будем играть против Жальгириса, но это команда, это Евролиги, и она отлично играет, и отличный набор игроков, и, конечно, опять мы не фавориты. Нам просто надо, я сказал в раздевалке, сейчас надо забыть все и просто отдохнуть и готовиться к завтрашней игре. Опять мы не фавориты, но мы постараемся показать красивую игру. Treneri, Galėtuškai. galima numanyti, jog prieš finalą ketvirtą ruošitės, aišku, mačą su Lietuvos Rytu ir viena akim galbūt žvelgite Ventspilį. Staiga mačas su Žalgiriu, laukia ilga naktis. Jeigu sąžininkai su Ventspiliu nesižiūrėjom, nei vienos treniruotės negalėjom. Mes tikėjom, kad mes galim nugalėti. Žinojom, kad pralaimėsim, bet jeigu aš būčiau pradėjęs dirbti, jeigu būčiau, reiškia, treniruotėse atidirbinėjęs prieš Ventspilį, nu tai ką jie pagalvotų, kad aš jau nurašiau su rungtyne su Lietuvos Rytu. O aš jiems visą laiką galėjau galvą, kad taip, jie stipresni, taip, jie galbūt ten, reiškia, daugiau uždirba, galbūt jie ten, reiškia, turi didesnę patirtį, bet mes galim laimėti, kadangi tai yra pusfinalis, tai lemia vienos rungtynės. Jeigu mums reikėtų žaisti ten, na, sakykim, 5 rungtynės ar 10 rungtynių, tai sunku pasakyti, kieno naudai būtų. Nu, turbūt vėl mes nebūtume favoritai šitoje, reiškia, serijoje. Tačiau, kada lemia vienos rungtynės, jeigu tu labai esi pasirengęs, labai nori ir tu labai kaunės, jeigu atiduodi save visą, kodėl gi negalima tai įvykdyti tai, kas yra paprastai neįmanoma. Trenerių, po rungtynių labai greitai pabėgo į rungtynėlę, nes norėjau pasidžiaugti, kaip kad visa likus komandai, net ir asistentai. Nu, įsivaizduoju, kad kaip aš plikas būčiau atrodęs tenais lakstęs. Nesolidu mano amžiui. Ar užteks laiko pasiruošimui finalui? Na, leisiu savo pajuokauti, nuotaika mano gera. Jeigu žaistume 3 valandą, būtų mažiau laiko. Jeigu nėra klausimų, ačiū visiems ir iki pasimatymų.